2019 m. gruodžio 9 d. Klaipėdos universitete vyko konferencija "Naujas požiūris į korupciją - iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas", skirta Tarptautiniai antikorupcijos dienai pažymėti. Konferenciją organizavo Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba, Lietuvos teisės institutas ir Klaipėdos universitetas. Konferenciją pradėjo Klaipėdos Jeronimo Kačinskio muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras Gintarėlis. Dalyvius sveikino Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos universiteto rektorius profesorius Artūras Razbadauskas, Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos viršininkas Arvydas Juršėnas. Konferencijoje buvo apžvelgtos korupcinės grėsmės ir jų valdymo galimybės. Pranešimus skaitė Lietuvos teisės instituto mokslininkai, Transparency International Lietuvos skyriaus atstovė ir 3 Klaipėdos universiteto dėstytojai – profesorius Jaroslav Dvorak, profesorė Dalia Marija Stančienė ir lektorė Gabrielė Burbulytė. Kviečiame pasiklausyti Klaipėdos universiteto profesorės Dalios Marijos Stančienės pranešimo. Dar kartą labą dieną visiems. Mano pranešimo tema - naujų korupcijos formų raiška žiniasklaidoje ir prevencijos priemonės. Paskutiniu metu reporteriai, žurnalistai, mes matome ir girdime skandalus, kad yra žudomi. Yra žudomi už informacijos pateikimą, už bandymą pasakyti žmonėms tiesą apie tai, kas vyksta. Ir ne apie šiaip kažkokią korupciją, bet jiems labai skaudu, kas vyksta valstybėje, kas vyksta įvairiuose renginiuose, pabėgėliai, tam tikri statusai suteikiami. Ir mes matome populiari Maltos žurnalistė, 3 vaikų motina. Jinai rašė apie korupciją, kuri vyko premjero artimiausioje aplinkoje. Ir jinai buvo sprogus automobilio bombai, žuvo. Visai nesenai 18 metais vasario 21 Slovakijos žurnalistas Janas Kučiak ir jo sužadėtinė Martina Kušnirova taip pat buvo nužudyti, kadangi jie tyrė nusikalstamo pasaulio ryšius atskleidę spaudoje. Mes galim prisiminti ir iš savo praeities, tai buvo ir Lietuvoje kažkada Vytas Lingys tą patį mes žinome, kad taip pat bandė atskleisti tam tikrus ryšius ir buvo nusikalstamų asmenų nužudytas. Visai nesenai Saudo Arabijos žurnalistas Džemalis Kaškogagi buvo nužudytas Turkijoje. Jisai gyveno Amerikoje, bet jis Saudo Arabijos pilietis ir jis bandė Turkijoje, Saudo Arabijos konsulate sutvarkyti dokumentus, norėdamas vesti sužadėtinę, kuri buvo Turkijos pilietė. Tačiau, kaip jūs plačiai ir skaitėte spaudoje, jis įėjo ambasadą ir daugiau niekad iš ten neišėjo. Jo apsilankymas baigėsi nužudymu ir gana ilgai, porą savaičių iš vis nebuvo skelbiama, o vėliau vyksta tyrimai, ten ar jis buvo sukapotas, ar ten išvežtos kūno dalis. Bet, reiškia, jis buvo taip pat nužudytas. Organizacijos Reporteriai be sienų duomenimis pasaulyje kas savaitę vidutiniškai yra nužudomas kasdien beveik po vieną žurnalistą. 2019 metais Reporteriai be sienų paskelbė tyrimą, jie skelbė kiekvienais metais, tai būtent už 18 metus, tai paskelbtas indeksas, spaudos laisvės indeksas, ant kiek kurioj šaly galima skelbti informaciją ir kiek tai nepavojinga žmogaus gyvybei. Tai Lietuva atsidūrė 30 vietoj pagal 180 šalių tyrimą. Ir tai yra šiek tiek jau geresnė padėtis, 6 pozicijom anksčiau lyginant su prieš tai buvusiais metais. Latvija, matom, užima 24 vietą, Estija 11, Lenkija 59. O pirmoje vietoje jau keletą metų iš eilės vis atsidūrė Norvegija. Baltarusija užima 153 vietą, Rusija 149 vietą. Tai čia yra pagal spaudos laisvės indeksą.
Kitas indeksas, kuris taip pat yra pristatomas, korupcijos suvokimo indeksas, KSI. Pagal Transparency International tyrimą Lietuvai atiteko 59 balai iš 100 galimų ir 38 vieta, taip pat iš 180 šalių sąrašo. Pirmoji vieta atiteko Danijai, antroji Naujai Zelandijai, trečioji Suomijai, ketvirtoji Švedijai. Airija dalyjasi 18 vietą su Estija ir Japonija. Na, paskutiniai vietoje tokios valstybės kaip Somalijos, Pietų Sudanas. Ir ką tai reiškia pagal korupcijos indeksą, kada mes gaunam 59 balus, esam 308 vietoje. Tai rodo apie tai, ką šiandien buvo šnekama konferencijoje, mūsų požiūrį į korupciją. Tai rodo mūsų supratimą. Taip pat spaudos laisvės indeksas rodo apie tai, kiek mes viešai skelbėme, kiek mes kalbame apie korupciją. Ir jeigu pasižiūrime vairius barometrus, pasižiūrime atliktus tyrimus, tai mes kažkaip tai pateikėme labai supaprastintą požiūrį į korupciją. Paprastai, bet ir kiek aš šiandien girdėjau pranešimuose, daugiausia sakoma kyšis. Davė kyšį, tai yra korupcija. Na, tai čia būtent todėl mes ir esam 38 vietoje, jeigu mums atrodo, kad kyšis tai jau korupcija didžiausia. Ne, yra pasiekmė, mums yra svarbu, kas po to kyšių seka, ar tai bus kitos valstybės užgrobimas, ar tai bus karas, ar ginklų priekyba. Mums reikia duoti analizę, kad mūsų piliečiai suprastų, kur slypi tas blogis. Ir remiantis tuo indeksu, korupcijos suvokimo, mes galim sakyti, kad mes lietuviai labai tolerantiškai žiūrime į korupciją. Ir buvo padaryta apklausa emigravusių lietuvių, tai 75% emigravo mūsų tautiečių vien todėl, kad sako, kad Lietuvoje yra išsikerojusi korupcija. O mes sakom, kad gerėja padėtis. Tai būtent todėl, kad mes paviršutiniškai žiūrime, kad mums, jeigu vyko apklausos ir visi dažniausiai kalba apie kyšį, kodėl jie sako kyšis, tai yra paprasčiausiai sociologiniai apklausoj tą pasakyti, kad nuo tavęs atstotų ir viskas. Ir mes nesigilinam, nerandam kitų būdų sužinoti tų pasiekmių, kad galėtumėm prevencinės priemonės naudoti, kad galėtumėm su tą korupciją kovoti. Ir būtent viena iš tų priemonių, kuri atlieka labai svarbų vaidmenį, būtent ir yra žiniasklaida. Ir kadangi žurnalistai, reporteriai be sienų, jie stengiasi parodyti tą esminę padėtį korupcijos, kas ir kodėl vyksta, už tai ir yra žudomi ir už tai svarbu vaidmenį atlieka žiniasklaida. Ir atkreipus dėmesį į spaudos laisvės indeksą, mes vis dėlto pagal savo padėtį Lietuvos galime sakyti, kad mūsų spaudos visuomenės informavimo priemonės yra nepilnai įgalios, jos neviešina, iš esmės neanalizuoja korupcinės sistemos funkcionavimo. Tiesiog aš jau kaip ir minėjau, būtent tokia nuomonė suformuota apie kyšio davimą, ėmimą, ypač parašoma, tai čia sveikatos įstaigos labiausiai. Kiek aš žiūrėjau, tokie trafaretiški visi spaudoj tokie parašymai apie korupciją ir kyšio davimą ir panašiai. Susipažinau su Lietuvos Teisės instituto mokslininkų atliktais tyrimais, būtent jie tyrė korupcijos fenomeną žiniasklaidoje. Ir ten gana išsamei buvo atlikti tyrimai ir tyrėjas paskelbė, Mindaugas Lankauskas paskelbė straipsnius, porą straipsnių iš tų tyrimų ir būtent jis pastebėjo, kad dažniausiai skiriama dėmesio žiniasklaidos vaidmeniui kovojant su korupcija, ypač su politinė, o būtent negalimoms korupcinėms rizikoms pačiose visuomenės informavimo priemonėse, jų veikloje, santykiuose su politikais, partijoms ar verslo subjektais. Būtent čia atsiranda antra pusė.
ne tik apie tai, kas yra skelbiama, ką aš sakiau, klišės tokios jums susidariusios sveikata, kyšio davimas panašiai, bet yra ir antra pusė, būtent kaip pačios žiniasklaidos priemonės, ar jos nėra korumpuotos, kodėl jos taip skelbia, užsakomieji straipsniai, tyrimai ir panašiai. Ir būtent žiniasklaidos nepriklausoma žiniasklaida, jinai gali efektyviai kovoti, bet čia taip pat yra santykis, kas yra to žiniasklaidos atstovas, kam priklauso ta žiniasklaida, vienu žodžiu, kas valdo žiniasklaidos priemonės. Valstybinė žiniasklaida, kiek parodo tyrimai, yra mažiau efektyvi, vykdant vyriausybės stebėseną, kadangi iš vyriausybės gauna lėšas, tai ir tokia lojali yra. Kuo didesnis būtent valstybei tenka žiniasklaidos sektorius, tuo yra mažesnė spaudos laisvė, tas spaudos laisvės indeksas. Todėl, kada buvo privatizuotos visuomenės informavimo priemonės, tai padidino žiniasklaidos nepriklausomumą ir mes galime tikėtis atviresnio duomenų skelbimo, labiau sužinoti tiesą, kokie dalykai povandeniniai vyksta mūsų korupcinėje sistemoje. O jinai egzistuoja, tą rodo visi indeksai. Politinė įtaka apriboja visuomenės informavimo priemonės tačiau tarp jų taip pat ne tik su politika yra susiję, bet taip pat yra su tarpusavio konkurencija. Žiniasklaidos priemonės tarp savęs konkuruoja ir tai yra taip pat svarbus ginklas kovoje su korupcija. Nes padidėja tokia rizika, kad kita žiniasklaidos priemonė paskubės ir atskleis korupcinį įvykį ar veiklą. Todėl tai yra labai svarbu. Todėl yra siektina, kad žiniasklaida turėtų konkurencijos galimybės ir būtent siekti, kad tai vyktų skaidriai. Grįžtant prie korupcijos pačioj žiniasklaidoje, tai tyrėjas Mindaugas Lankauskas išskiria tokias formas, kad tai yra susijęs su išgalvotom naujienom. Tada tam tikri faktai supramanytai su savo nuomonė ir tai klaidina visuomenę. Taip pat yra sakoma neįvardinti šaltiniai, savicenzūra ir naudinga informacija yra nuslepiama, o nenaudinga yra labiau skelbiama. Dar taip pat yra užsakomosios naujienos arba straipsniai. Būtent tai yra tokie požymiai korupcijos pačioje žiniasklaidoje. 2011 metais Islandijoje buvo įsteigtas tarptautinis modernios žiniasklaidos institutas, būtent kuris ir tyria teisinį žiniasklaidos reguliavimą ir siekia jį tobulinti visam pasaulyje. Ir naudojasi įvairiomis moderniomis įvairių valstybių praktikomis. Korupcinės praktikos remiasi tam tikrais užkulisiniais politikų, biurokratų, verslo grupuočių ir kitų interesų grupių susitarimais ir todėl žiniasklaida negali realiai identifikuoti korupcijos lygio. O korupcijos, taip vadinami mainų dalyviai, būtent stengiasi išlikti nežinomi, kadangi už pažeidimus finansinius, politinius ir taip toliau gresia baudžiamoji atsakomybė. Žiniasklaida siekiant atskleisti korupcinius ryšius ir mechanizmus, kaip aš jau ir minėjau, būtent aukščiausiose valdžios sluoksniuose vaidina tikrai labai svarbu vaidmenį. Todėl žiniasklaida yra tas pirminis šaltinis, kuris išviešina politinės korupcijos skandalus ir kitas korupcinės veiklas plačiai visuomeniai. Tačiau daugelis atvejų yra neviešinami ir daugelis korupcijos atvejų lieka plačiai visuomeniai nežinoma.
O norint kovoti su korupcija, su pasiekmėmis, būtent tai turi plačiai žinoti ir visa visuomenė. Tačiau vis dėlto nepaisant to apribojimų ir nepaisant, kad ne viskas patenka į visuomenę, žiniasklaida išlieka svarbiausiu informacijos šaltiniu. Ir todėl su ją yra kovojamas ir, kaip mes matome, ne tik tos kelius atvejus, aš kaip paminėjau, bet Reporteriai be sienų konstatuoja, kad vis dėlto reporterio darbas yra vienas iš pavojingesnių. Na ir, reiškia, norėjau dar pasakyti, kad korupcija taip pat turi ir moralinę pareigą. Ir tai pripažino ir popiežius Pranciškus, ir Vatikane taip pat įvyko tam tikra korupcinis skandalas, ten buvo popiežiaus fondo pinigai netai panaudoti ir buvo įsteigta tam tikra grupė ir ieškoti korupcinės apraiškas. O dar apie politinę, jau čia nebekalbėsiu, apie politinę korupciją Japonijoje. Andrius Geležauskas ištyrė labai daug straipsnių, 6 metus ar 7 jisai tyrė ir nustatė, kaip vyksta politinė korupcija Japonijoje. Tai čia galėsit susirasti ir paskaityti. O Lietuvos teisės mokslininkai būtent korupcijos Lietuvos žiniasklaidoje pasireiškimo formas apibūdino būtent kaip neskaidrę paslėptą reklamą, nenaudingos informacijos sulaikymą arba neskelbimą, arba kaip jie vadina retušavimu, asmenų šmeižimą bei kitokį susidorojimą ir kenkimą jų interesams, turto prievartavimą, žmogaus veiksmų laisvės suvaržymą ir šantažą. Ir būdai kovoti prevenciją, kurią su žiniasklaida siūlo Transparency International, tai būtent sukurti ir įgyvendinti teisinį instrumentą, kuris skatintų žiniasklaidos priemonės vykdyti savo darbą skaidriai, kadangi tas mechanizmas nepilnai yra sukurtas. Taip pat yra pasiūlymas, kad žiniasklaidos priemonių finansinė informacija būtų visiems pasiekiama ir būtų žinoma, kas yra to žiniasklaidos priemonės savininkas ir kad būtų laikomasi etinių standartų. Na ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas buvo priimtas 2002 metais ir jo reikėtų, aišku, prisilaikyti. Na ir čia dar buvo pasiūlymai, kaip laikytis prevencinių dalykų, čia siūlė prezidentė Grybauskaitė ir dabar mes taip pat sulaukėme dėmesio iš naujo prezidento ir matysime, kaip čia vyks mūsų politiniai reikalai toliau. Ačiū už dėmesį. Dėkuoju, gerbiamam profesoriui.